Sveiki, čia laida Mediniai pokalbiai ir šiandien su jumis čia Lauryna ir mano kolega arba aš jo kolega Denisas. Gerai? Gerai, bet mes turim turėti kažkokias taisyklės, kad mes negalim jokių būdų nusižvengti. Tas tada kažkoks pažeminimas. Ne, nu tiesiog išgeriam kokteiliuko sąžiningai. Tai gerai, kas pradeda vaskinam? Davai, iš vieno. Iš 3. Ne, iš vieno, neuždėlsim. 1, 2, 3. Na gerai, tai tu gali rinktis, ar pradėti, ar baigti. Kodėl vorai tokie protingi? Nes jie viską randa tinkle. Kodėl tu taip žiūri ir juokini mane? Gerai, išgersiu kokteilį. Gerai. Ką siena pasakė kitai sienai? Susitiksime kampe. Atrodo, kažkada šitą girdėjau. Kodėl? Kodėl aš pati nuo savo bajerio susižvengiu? Lietuvai reikia ne gerovės, o sugerovės. Koks sugerovės bajeris. Nu kodėl? Aš nesiekiu už tą bajerį, čia buvo aš iš tavęs. Neuskaitom šitą. Gerai, klausyk dabar. Susikaup. Ką daro sielos, kai neranda kelio? Kažką apie tą kelią? Pasitėsio tą kelią. Iš kur žinai? Gerai. Oi, gerai, nu viskas. Davai. Kaip vadinasi mokslas apie tai, kaip reikia dažytis nesvarumo būsenoje? Mokslas. Kosmetika. Gerai. Kaip vadinasi meškiukas be dantų? Guminis meškiukas. Oi, Dievas man neatleis. Mano žmona paprašė manęs, kad aš stipriau pažinčiau savo moteriškąją pusę. Taigi aš sudaužiau mašiną ir nešnekėjausi savaitę be jokios priežasties. Koks Beethoveno mėgstamiausias vaisius? Bananana, bananana. Geras. Koks maistas geriausiai skrenda? Sviestas. Dėl ko? Sviestas. Supratau dabar. Kur keliauja numirę alkoholikai? Kalnapilin. Šiandien mačiau mikrobiologą. Pasirodo, jis buvo didesnis nei tikėjusi. Toks. Kas bendra tarp Audi ir Joninio? Pagalvo, gerai, gėdu. Mašinas pažįsti. Yra laužas. Gerai. Ką viena užpakalio dalis pasakė kitai? Iki greito. Kartu mes galim sustabdyti šitą šūdą. Nebuvus. Koks mylimiausias narkomanų kurortas? Psichotropikai. Neblogas, ne? Tikrai geras. Vyras nežinojo, kurią iš 3 merginų vesti. Jis davė kiekvienai po 5,000, kad pamatyti, kaip jos tos pinigus išleis. Tai pirma išleido pinigus grožio procedūroms ir pasakė, aš noriu atrodyti tau gražiausia, nes taip stipriai tave myliu. Antra išleido dovanoms jam, nes
ji taip stipriai myli ir nori, kad jis būtų laimingas. Trečia investavo pinigus, padvigubino sumą, grąžino 5000 ir likusius pinigus reinvestavo, kad jie turėtų šviesią ateitį kartu. Vyras ilgai galvojo ir nusprendė vesti Bobą su didžiausiais papais. Ne, toks. Tiesiog, čia kasdienybė, nežinau. Ble. Ką darai, kai nerandi vinies? Nervinės. Kaip vadinasi santuokos dievaitė graikų mitologijoje? Hera. O kaip vadinasi santuokos dievaitis? Heričius. Kaip vadinasi policininkas susilaužęs koją? Ramentas. Kas kraujuoja po 4 dienas, nemiršta ir visą laiką pisa protą? Aš? Menstruacinis pisprotys. Kas tai yra, blėt? Paskutinis man būtų bajeris. Tai reikia nepamiršti klasikos. Tai norėčiau paklausti, ką patikrina Einikis prieš išeidamas iš namų. Kažkas su kabliu. Ar išjungia lygintuvą ir žmoną? Ble, geras.